Domoks. Stalčiuje guli lapas senas ir purvinas, jame išlietas mano gyvenimas, raidės jau tirpsta nuo laiko svorio, pasakyt nespėjau, likimas nenorėjo. Žodžiai kaip kasnis, gerklėje stringa, likusi erdvė, šalta ir tuščia, kas slėpiau giliai. Sudegė ugnė, laiškas tavęs taip ir nepasiekė. Tai paskutinis laiškas, kurio tu neskaitysi, mano tylus balsas, kurio neišgirsi. Žodžiai nukrito kaip lapai sausi, išėjau į tamsą, tu manęs negirdi. Tai paskutinis laiškas užvertas stalčiui, pilnas praradimų ir stingdančio šalčio. Kiekvieno eilutė tiesa, kurios išsigandau daug, skaudin nenorėjau, prarast tave bijojau, baimė buvo stipresnė už norą atverti duris ir vokas liko gulėt kaip šaltas paminklas. Tu vaikštai tais pačiais keliais, galvoji man nerūpi, o aš naktimi lubas žiūriu, skaičiuoju po minutę, parašiau kaip stipriai myliu ir kaip velniškai skauda, bet laiškas liko čia, o viltį pasiglemžia apgaulę. Tai paskutinis laiškas, kurio tu neskaitysi, mano tylus balsas, kurio neišgirsi. Žodžiai nukrito kaip lapai sausi, išėjau į tamsą, tu manęs negirdi. Tai paskutinis laiškas užvertas stalčiui, pilnas praradimų ir stingdančio šalčio. Trinu rankom veidą, laikas stabdo šitą juostą, ant stalo pelenai, kuriuos dabar tik vėjas glosto. Kiekvienas žodis nepasakytas sveria toną, supranti, mes buvom taip arti, o dabar tolimi krantai. Tu juokėsi su kitais, mane pamiršai jau seniai, o mano rankose virpa neišsiųsti laiškai. Tai buvo išpažintis mano paskutinis šaukšmas, bet viskas virto dūmais, liko tik skausmo balansas. Keista jaus, kad tu esi čia pat už kelių kilometrų, bet mus skiria siena iš tylos ir šaltų rudens vietrų. Norėjau atiduot šį lapą, pažiūrėti tiesiai į akis, pasakyt, kad viskas baigta, tegu širdis nesikankins. Bet ranka nesukilo, baimė sukosti pirštus vėl, ir aš sėdžiu vienas tyliai klausdamas kodėl. Žodžiai liko kalėjime, kurį pats savo sukurti spėjau. Šitas laiškas mirė tyliai, sudegė tai, ko tikėjau. Nėra adreso, nėra kur siųst, nėra jau prasmės. Mano mintis sušalo, jos niekad tavęs nepalies. Tu gyveni toliau nežinodama šito scenarijaus, aš sudeginsiu lapą, tegu pasibaigė ši nesąmonė.